O mes neverksim. Mes dainuosim su šituo ansambliu ir šoksim. Beje, sporto veteranų klubo prezidentas mums visiems, mano kartai, labai gerai pažįstamas ir mums visiems Pranas Majauskas. Pamojuokit, Pranai, kad atvykot į svečius, paplokim mūsų sportininkam, kurie kažkada laimėjo aukso, sidabro ir kitokius medalius. Ir kada jau išėjo į tą vadinamą šiek tiek poilsį, susibūrė į klubą, kuriame nemiega, neliūdi, o dainuoja ir groja. Pažiūrėkit, kiek gražių žmonių. Tai Ąžuolynas ir jų vadovas. Pats didžiausias vyras, Vincas Biliūnas. Pasveikinkim Vincą. Ir tai viską išgirsim, kai jūs išgirsit mūsų dainą apie balandėlį. Prašom.
užbaigti toliau jau valsas ir labai gražus valsas apie Tėviškę. Tėviškė manoji, Lietuva gimtinė, ežerų mėlynės ir žali šilai. Tau atnešim savo margą meilės juostą, į kurią jaustos dainos ir darbai. Niekur neįsiskirsto tie, kurie čia stovit, kuriems labai dabar bus graži ir linksma polka, nes polka tinka kiekvienam, tiek jaunam, tiek ir senam. Muzikantai, kai užgroja, niekas nesulaiko kojų. O šita polka taip vadinasi Rudens mugės polka. Prašau.
dabar mes einam į pabaigą ir šitos posmus tai sukūrėm tiesiog va štai šitam renginį. Ne tik astrų ir jurginų puokštę, o buolių pintinę atnešame jums dar kartą šį rudenį auksinį. Tai tas ruduo tikrai toksai gražus, auksinis ir dar jisai pasidengs labai gražiom spalvom. Todėl jau mes laukiam to reiškinio, kuris būtų tiesiog kaip koks cinkelis, kad yra ruduo. Tai būtent bobų vasara. Sporto veteranų vokalinis instrumentinis ansamblis Ąžuolynas, vadovas Vincas Piliūnas. Ir čia mes visi ąžuolai.